Jau šį savaitgalį, kaip ir pernai, į Lietuvos stadionus, arba tiksliau tariant maniežų sugužės saujelė vis dar lietuviškų futbolų besidominčių žmonių. A lygos kovoms ruošiasi 11 šalies futbolo komandų, nors dar prieš savaitę daugelis jų net nežinojo, kur žais. Futbolo federacija A lygoje žaisti leido visiems, kurie to norėjo, nepaisant to, kad abi Vilniaus komandos netitiko A lygos licencijavimo taisyklių. Licencijas pakeitė parama federacijos kabinetuose, tiek iš skolų niekaip negalinčiai išpristi Vilniaus Vėtrai, tiek ką tik susikūrusiam Žalgirio klubui. Šios abi ekipos buvo įtrauktos į A lygos dalyvių sąrašą. Apie šią netvarką federacijos klerkai nekalba, o futbolo ekspertai dabartinės Lietuvos futbolo aktualijas vadina cirku. Žinot, kada aš išgirstu tokias frazes, kad reiškia čempionatas vyksta pagal sportinį principą, tai aš jums galiu pasakyti taip, kad per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį nei vienas čempionatas nevyko sportiniu principu. Taigi tai kiekvienam tas aišku ir čia nereikalinga deklaruoti tokių dalykų, kurių nėra iš tikrųjų. Nes mes sportinį principą suprantam taip, kad reiškia komanda išeina į vieną ar kitą lygą arba iškrenta iš jos pagal tam tikrą schemą nustatytą varžybų vykdymo taisyklių ir jų reikia laikytis. Nes federacija kasmet tas taisyklės tvirtina, kasmet tai reiškia yra surašomi labai gražiai, visi straipsniai, visi tekstai, bet gyvenime taip nėra. Komandos, jūs teisingai pastebėt, kad turi išsikovoti teisę žaisti aukščiausiam divizione. Na, o futbolo populiarinimo klausimas, aišku, tai turėtų daryti ne aukščiausia lyga, aukščiausio lygoje turi būti meistriškumas. Čia turi būti lyga, iš kurios žaidėjai turėtų patekti į nacionalinę komandą, galėtų išvykti žaisti užsienį geras komandas, o ne tai, kad padidinti komandų skaičių dirbtinai ir kad tos komandos čia semtųsi meistriškumo. Manau, kad čia ne visiškai teisingai. Iš futbolo federacijos malonės sulaukė ir Kūno kultūros akademijos komanda, kuri praėjusiais metais išgelbėjo A lygos čempionatą, dalyvaudama jame. Atsidėkodami už tai, federacijos atstovai šiai komandai taip pat suteikė teisę žaisti su stipriausiais. Tiesa, kaip ir sostinės Vėtra, Kauno atletas sezono pradės turėdamas -6 taškus. Futbolo ekspertai tokią situaciją vadina dviprasmišką, kai vieni licenciją nusiperka, o kiti, dažniausiai klubai iš provincijos, neriasi iš kailio, kad atitiktų UEFA reikalavimus. Beje, kaimyninėse šalyse tokie reikalavimai yra tik klubams dalyvaujantiems Europos turnyruose. Panevėžio Ekranas kaip pernai, taip ir šiemet žada kovoti dėl aukščiausių pozicijų A lygoje. Tačiau klubo vadovybė neatskleidžia, koks bus šių metų biudžetas. Įdomu, kodėl. Pagrindinius rėmėjus išsaugojom ir manau, kad, sakykime, tokiose pačiose ribose, kaip buvom keletą metų, tokiose ribose ir liksim. Mūsų klubas yra pilnai išlaikomas rėmėjų lėšomis. Tai tam klubo žmonės dirba kiekvieną dieną, kad jų būtų daugiau, ratas plėstųsi. Jau ne pirmą sezoną Lietuvos futbole visokiausi skandalai. Kiek yra tiesos tame, kad rungtynės yra perkamos? Nieko nežinau apie tai. Pagrindiniai rėmėjai ne ką kalbesni. Tai kokia būtų ta jūsų injekcija į Ekrano klubą? Praeitais metais ar šiais metais? Praeitais šiais? Tai šiais metais dar planuojam, praeitais metais buvo paremta, skambinkit, jie pasakys. O jūs galite įvardinti tą sumą? Tai pasaktų rėmėjai. Rėmėjai, bet Ekranas skambinkit. O kalba eina apie šimtus, dešimtis tūkstančių? Kaip sakyt, didesnė suma, bet nėra labai didelė. Tai šimtai ar dešimtys? Šimtai. Ar esat futbolo klubas Ekranas rėmėjai? Žinokit, aš nežinau, ar aš galiu atsakinėti jums tokius klausimus. Kokią sumą esat paaukoję futbolo klubui Ekranas 9 metais? Ta prasme, jūs norit piniginės išraiškos, kiek mes jas paaukojame? Taip. Iš esmės, tai čia, kažin, ar yra konfidenciali sutarties būtent duomenys. Mes norėjom pasirauti, ar esat futbolo klubas Ekranas rėmėjai. Žinot, kai bus direktorius, gal jisai atsakys jums. O jūs negalėtumėte atsakyti? Nu, kas jo kompetencijoje, tai jisai atsakys. O kiek jūs parėmėt futbolo klubo Ekranas 2009 metais? Tai prašau, paskambinkit tada, kai direktorius bus, tai jis atsakys viską. O kada direktorius? Pirmadienį bus. Kiek atviresnė Panevėžio savivaldybė, kuri yra nuolatinė klubo rėmėja. Štai prieš metus miesto valdžia iš 65 miesto klubams skirto 300 000 litų biudžeto, Ekranui atriekė net 1/6.
Tačiau būdavo metų, kai šiam klubui atitekdavo ir kelis kartus didesnės sumos. Tai, kad futbolo klubas buvo ne kartą įsivėlęs į lažybų skandalus, pasak Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus, nė motais. Gal vieną kartą laikraštį kažkur buvo sakyta, kad tas įtariama, bet įtarimas tai ne įrodymas, kad yra daugiai sporto rašo, kad didžiosios komandos pasaulinio lygio tą dalyką daro, bet ten būdavo įrodymai, o čia dar, aišku, būtų negražu, jeigu taip būtų. Ne problema, jei komandos neturi ir padaraus stadiono, kuriam keliamų reikalavimų knyga tokia stora, kaip milijoną litų kainavusi sporto enciklopedija. Dokumentuose galima įrašyti bet kokį stadioną, juk niekas ir taip neateis žiūrėti rungtynių. Jau senokai jokio įdomumo nėra iš tos A lygos, matosi pagal žiūrovų skaičių, kad ir tam pačiam Vilniui. Čia kai žaisdavo Žalgiris ar kitos komandos atvažiuodavo, tai tuščias stadionas. Aš pats asmeniškai tai gal porą metų nebuvo šį Žalgirio stadioną. Nežiūrėjau jokių A lygos varžybų. Tai man atrodo toks ir tas bus sezonas čia. To labiau dar po tokių visokių licenzijavimų, tai nemanau, jeigu čia atvažiuos Kroja ar dar kas nors, kad čia bus pilnas stadionas. Ne tik dėl stadiono, bet ir dėl to, kad nežino, kur ir kada vyks komandų pasirodymai. Mat tik savaitės pradžioje, kaip paprastai, paskubomis buvo sukurptas tvarkaraštis. Paskubomis buvo sugalvotas ir niekur Europoje nenaudojamas 3 ratų čempionatas. Paskubomis buvo atimti iš vėtros 6 taškai, kad tik ekranas turėtų vienu varžovu mažiau kovodamas dėl stipriausios Lietuvos komandos vardo. Lažybų bendrovės jau dabar ekraną vadina pagrindiniu favoritu laimėti 2010 A lygos čempionatą, tam, kad komanda galėtų gyvuoti ir kitais metais. Ir visiškai nesvarbu, kad niekas nežino, kokia pinigų suma galės disponuoti šalies čempionai. O taip juk lengviau. Prieš mažiau žmonių reikės atsiskaityti. Futbolo ekspertai vienbalsiai tvirtina, esą naujajame sezone intrigos nebus. O naujieji šalies čempionai jau žinomi.